Sveiki, šioje ekonomikos pamokoje kartu su kolegėmis iš Plumbum ir Vilniaus licėjum Robotics komandų papasakosime apie įvairias robotikos veiklas Lietuvoje. Aptarsime, kokiose gyvenimo srityse ji padeda, kokius įgūdžius ji ugdo ir kokias karjeros galimybės atveria. Taip pat papasakosime, kaip tu jau šiandien gali prisijungti prie įvairių robotikos veiklų Lietuvoje. Pamoką užbaigsime apžvelgdamos robotikos ateities perspektyvas. Pradėkime nuo to, kas mes esame ir kur mes dalyvaujame. Šią pamoką veda merginos, kurios aktyviai domisi robotika ir atstovauja Plumbum arba Vilniaus licėjum Robotics komandos. Plumbum tai pirmoji ir vienintelė merginų FIRST robotikos komanda visose Baltijos šalyse. Šiuo metu komandą sudaro 9 narės. Nors ši komanda yra gana nauja, egzistuoja vos metus, ji jau yra pasiekusi daug reikšmingų apdovanojimų, tarp jų ir laimėjusi čempionatą Italijoje. Vilniaus licėjum Robotics komanda yra sudaryta iš vienos mokyklos mokinių ir joje yra 20 narių. Nors ir ši komanda gyvuoja vos metus, ji taip pat gali pasigirti įvairiais pasiekimais. Šiais metais dalyvavusi čempionate Italijoje, ji pelnė galimybę dalyvauti pasaulio čempionate Houstone, kur irgi laimėjo reikšmingą apdovanojimą. Abi šios komandos yra Lituanika X bendruomenės dalis. Lituanika X jau daugiau negu 6 metus yra STEM veiklų ambasadorė Lietuvoje. Per šį laiką bendruomenė labai išsiplėtė ir dabar Lietuvą atstovauja įvairiose konkursuose skirtingose pasaulio kraštuose. Mūsų komandos dalyvauja First Tech Challenge lygoje, kurioje 3,5 ant 3,5 metro lauke varžosi 2 aljansai po 2 komandos. Komandų tikslas yra per sezoną, kuris trunka nuo rugsėjo iki balandžio, sukonstruoti kuo geresnį robotą, kuris per 2,5 minutės varžybas gali atlikti kuo daugiau tokių užduočių kaip elementų dėliojimas, pasikabinimas ir net popierinio lėktuvėlio paleidimas. FIRST programos patirtis neabejotinai skatina inovatišką bei unikalų mąstymą. Dalyvaudami šioje programoje mes ne tik mokomės kurti robotus, bet ir spręsti realias problemas, kurios reikalauja ne tik kūrybiško, kritinio mąstymo, bet ir naujoviškų sprendimų. Būtent čia mes išmokstame kaip nuo idėjos pereiti prie realaus produkto, kaip pasitelkti įvairius technologinius sprendimus, kaip klysti ir kaip iš tų klaidų mokytis. Pavyzdžiui, būna, kad ilgai rašytas ir daug pastangų reikalavęs kodas pradeda tiesiog neveikti, tada tenka jį taisyti ir bandyti kaip nors suktis iš padėties. Šios savybės yra esminės bet kokioje inovacijų veikloje, nes būtent eksperimentavimas ir nuolatinis mokymasis veda prie tikrų proveržių. Taigi, FIRST programa mus išmoko ne tik labai svarbių techninių žinių, bet ir ugdo inovatyvų požiūrį, kuris yra būtinas šiuolaikiniame pasaulyje. Išmokę būti inovatoriais per FIRST, matome, kaip mūsų sukurti robotai gali būti pritaikomi įvairiose gyvenimo srityse. Jie yra naudojami nuo pat įvairių produktų gamybos automatizavimo iki medicinos, kur robotinės rankas padeda chirurgas atlikti itin sudėtingas operacijas, o diagnostikos robotai atlieka sudėtingas diagnostikos procedūras, pavyzdžiui, kaip endoskopija. Taip pat robotai gali būti naudojami ir mene ar muzikoje. Puikus to pavyzdžiai yra Patrick Tressett sukurtas Paulius robotas, kuris nuostabiai piešia žmonių veido eskizus, ir Toyotos robotų grupė, kuri groja įvairiais instrumentais ir gali atlikti sudėtingas muzikinės kompozicijas. Mūsų kasdienybėje jie taip pat tampa vis labiau paplitę. Tai visiems gerai žinomi namų valymo robotai, skalbimo mašinos ar netgi dažnai naudojami dantų šepetėliai. Vis labiau pasinerdami robotiką ir lavėdami jos srityje, mes ne tik tampame jos kūrėjais, bet ir vizionieriais, kurie mato plačias šios technologijos naudojimo galimybės. Galbūt ateityje jie galės stipriai prisidėti prie aplinkosaugos, pavyzdžiui, valyti vandenynus nuo plastiko, mažinti stichijų keliamą pavojų. Galbūt juos galėsime įdarbinti visiškai visose pavojingose vietose žmonėms dirbti. Robotika visada buvo, yra ir visada bus labai reikalinga ir svarbi, nes ji palengvina darbo procesus, eliminuoja žmogiškas ir emocinės klaidas, padeda buityje ir netgi leidžia žmonėms patyrinėti savo kūrybiškąją pusę. Be abejo, robotika apima ne tik techninius įgūdžius, bet ir įvairias kitas kompetencijas, kurios yra svarbios šiandienos gyvenime. Pirmiausia, kalbant apie viešąjį kalbėjimą, tai yra esminis įgūdis robotikoje. Jis padeda paaiškinti savo sprendimus, efektyviai bendradarbiauti komandoje ir pristatyti savo darbus platesniai auditorijai.
Tam reikia mokėti aiškiai pateikti savo mintis ir nebijoti išreikšti savo nuomonės. Tai dalyvavimas robotikoje suteikia mokiniams galimybę pasipraktikuoti visus šios įgūdžius. Mes turime komunikuoti savo idėjas su komanda ir turime pateikti visokius planus ir pristatymus rėmėjams. O galiausiai turime pristatyti savo robotą ir jo gyvenimo istoriją varžybų teisėjams. Kalbėjimas įvairiose situacijose padeda ugdyti savo viešąjį kalbėjimą, didina pasitikėjimą savimi ir padeda aiškiai komunikuoti su kitais. Problemų sprendimas yra taip pat svarbus aspektas, kurį lavina robotika. Mes dažnai susidurime su situacijomis, kai robotas neveikia taip, kaip buvo planuota. Tais atvejais mes turime išanalizuoti problemą, ieškoti įvairių sprendimų ir išbandyti visokius variantus iki tol, kol gausime norimą rezultatą. Šis procesas reikalauja kantrybės, atkaklumo ir kūrybiškumo. Visos šios savybės yra labai vertinamos tiek asmeninėme, tiek profesinėme gyvenime. Problemų sprendimas yra ne tik techninis procesas, tai yra gebėjimas mąstyti kūrybiškai ir priimti iššūkius, norint tobulėti. Robotika ugdo ir kritinį mąstymą. Mes mokomės ne tik sukonstruoti veikiančius robotus, bet ir kritiškai vertinti savo sprendimus. Ieškoti alternatyvių būdų problemoms spręsti, analizuoti savo klaidas ir tobulinti savo projektus. Tai skatina moksleivius imtis iniciatyvos ir padeda suvokti, kad norint pasiekti geriausią rezultatą, visi sprendimai turi būti pagrįsti ir išnagrinėti. Toks mąstymas yra labai svarbus šiandieninėme gyvenime, kur reikia kritiškai vertinti visą informaciją ir netikėti viskuo, ką išgirsti ar pamatai internete. Šie įgūdžiai padeda spręsti ir netikėtus iššūkius ir pasiruošti ateičiai. Three, two, one, go! Red Alliance score the first pixel in the automation phase. Both alliances start really aggressive. Blue Alliance scores 2 pixels. It's trying to recover the third one. And is placing it. Is placed the third pixel on the Red Alliance. It's a head-to-head. 3 pixels versus 4 pixels. Blue Alliance has the advantage. He's placing the 5th one. And it stays on. Red Alliance is right on their tail. But one. The Red Alliance touches the lowest line with 25 seconds on the clock. The drones are out. Blue team is hanging the robot. Red team is doing the same with 10 seconds on the clock. A real shame. 5, 4, 3, 2, 1. Hands off the controller. Na, kaip jau yra žinoma, robotikos srityje jauni asmenys gali atrasti savo įgūdžius būtent CAD modeliavimo, programavimo Java kalba ar mechaninės inžinerijos srityse. Vis dėlto tai sudaro komandų pagrindą. Be roboto nebūtų ir komandos. Tačiau, ar būtent tik tai inžinieriai ir programuotojai gali būti robotikos komandos dalimi? Nesijaudinkite, tikrai ne. Vis dėlto, būtent kas skiria geras komandas nuo puikių, yra būtent jų įvaizdis ir veikla, kuri daroma nėra dėl komandos, o dėl visos visuomenės labo. Vis dėlto, meniniai įgūdžiai yra būtent tiek pat svarbus, kiek programavimo ar inžinerijos. Būtent tokia meninė veikla kaip rašymas, piešimas, tam tikras montavimas ar gal net fotografavimas leidžia atsiskleisti kiekvienam komandos nariui. Ir tuo pačiu leidžia išeiti iš savo komforto zonos, tobulinti įgūdžius ir netgi dirbti su kitos srities komandos nariais. Ir būtent šios sritis leidžia lengviau ir paprasčiau skleisti robotikos žinias. Veiksmingas bendravimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingos komandos komponentų. Būtent tokių socialinių tinklų valdymas kaip YouTube, Instagram, Facebook ar LinkedIn reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir tam tikro pasakojimo pojūčio. Jose reikalingas rišlūs tekstai,
kurie atitinka dabartinės tendencijas ir pritraukia auditoriją. O ir nepamirškime lipdukų, marškinėlių ar skrajučių dizainų, kurie irgi yra taip pat svarbus. Taigi, robotikos sritis leidžia atsiskleisti ne tik ateities inžinieriams ir programuotojams, bet ir žurnalistams, vaizdo įrašų montuotojams, grafikos dizaineriams ir kitų įvairių meno šakų atstovams. Taigi, jeigu ką, visada galite ir jūs prisijungti ir esate laukiami būtent šioje srityje. Jei esi technologijų entuziastas, tau tikriausiai kilo klausimas, kaip galėčiau tapti viso to dalimi. Tai visų pirma, daugelį mokyklų jau veikia dirbtuvės arba fablabai. Fablabai – tai technologijų dirbtuvės, kuriuose pilna modernios įrangos ir gali konstruoti savo įvairiausius projektus, modeliuoti ar kitaip naudotis jų teikiamomis technologijomis. Taip pat verta ir pasidomėti apie viešas dirbtuves, tokias kaip Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Tai puikia vieta įgyvendinti visas savo idėjas. Taip pat, jei turi šiek tiek patirties, gali save realizuoti ir oficialiuose renginiuose. Vienas iš tokių populiarių varžybų yra rengiamos FIRST organizacijos, kuri yra nepelno siekianti organizacija, įkurta išradėjo Dino Kameno, su idėja, jog moksleiviai domėtųsi STEM arba mokslų, technologijomis, inžinerija ir matematika. Taip pat, jeigu jau turi šiek tiek daugiau patirties konstravime, technologijose ar šiaip pradėjai savo robotikos kelią kiek vėliau, gali prisijungti prie First Tech Challenge varžybų arba sutrumpintai FTC. Savo robotikos kelią gali pradėti LEGO robotikoje. Daugybė jų būrelių veikia Vilniuje, Kaune bei kitose miestuose. Šių būrelių metu moksleiviai konstruoja robotus iš LEGO detalių bei juos programuoja. Tačiau jeigu pradėjai savo kelią kiek vėliau, ir esi vyresnis moksleivis, arba šiaip jau įgyjai daugiau patirties, gali dalyvauti First Tech Challenge varžybose. Tai varžybose, kuriuose jau robotai yra kiek didesni, savadarbiai ir sukonstruoti iš įvairiausių medžiagų ir pačių sukurtų detalių. Šioje lygoje ir yra naujausi Lietuvos moksleivių nuopelnai. Jeigu nori dalyvauti FTC varžybose, pasidomėk apie netoliese veikiančias FTC komandas, o jei tokių nėra, būk drąsus ir įkurk savo. Robotika yra toks platus, įdomus ir perspektyvus mokslas. Su robotais ir automatizuotais procesais galime pasiekti mėnulį. Tiesioginė prasme. Paskutinį kartą žmogus mėnulyje buvo prieš 50 metų, tačiau NASA planuoja atgaivinti keliones į mūsų palydovą su programa Artemide. Šios programos tikslas yra įsteigti ilgalaikę būstinę Mėnulio paviršiuje. Per ateinančius 10 metų stebėsime ne vieną ekspediciją į Mėnulį ir didelė dalis šių kelionių bus vykdomos robotų dėka. Pradedant automatizuotomis raketų sistemomis ir mėginius renkančiais robotais, robotai lydi astronautus kiekviename žingsnyje. Tačiau mūsų kelionė nesibaigė Mėnulyje. Marsaeigiai, robotai Curiosity ir Perseverance šiuo metu tirti Marso klimatą ir geologiją, ieško gyvybės pėdsakų ir tyrinėja planetos istoriją. Tuo tarpu James Webb ir Hubble teleskopai tyrinėja tolimiausius kosmoso kampus ir leidžia mums pamatyti iki šiol nematytų vaizdinių. Jau greitai bus išsiųsti robotai į kitų planetų palydovus, tokius kaip Jupiterio Europa ir Saturno Titaną, siekiant išsiaiškinti, ar šie palydovai gali būti tinkami gyvybei. Šiuo metu kuriami robotai, kurie taisys neveikiančius satelitus Žemės orbitoje ir šalins kosmoso šiukšles, taip užtikrindami švarų kosmosą. Ir tai dar ne viskas. Robotai vaidina svarbų vaidmenį ir mūsų mylimoje Žemėje. Kasdieniai robotai mums padeda atliekant įvairiausias kasdienės užduotis, tačiau ateityje jų svarba tik didės. Robotai mums padės spręsti įvairius globalius iššūkius, tokius kaip klimato kaita ir tvaraus maisto gaminimas. Įsivaizduokime autonominius robotus, kurie gali suteikti pagalbą nelaimės atveju. Robotus, kurie gali statyti namus iš atsinaujinančių medžiagų ir net robotus, kurie gali atlikti sudėtingas operacijas su neprilygstamu tikslumu. Be abejo, tobulėja ir dirbtinio intelekto integracija į robotus. Dirbtinis intelektas suteikia robotams galimybę mokytis ir prisitaikyti prie įvairių situacijų. Taip tobulinamas jų efektyvumas ir gebėjimai. Jau dabar yra tokių prototipų kaip bepiločių automobiliai, pašnekovai, mokytojai ir laboratorijų asistentai. Ateityje robotai mus sups iš visų pusių. Ačiū, kad klausai ir tikimės, kad kažką išmokai. Robotika yra mano ir tavo ateitis. Kurkime ją kartu.